Nauja statyba. Perkant naują statybą reikės nemažai googlinti. Googlint apie patį statytoją, ką jis yra statęs, kur statė, nuvažiuokit pasižiūrėti, kaip yra pastatyta, pabendraukit su tai žmonėm, kurie jau pirko iš to statytojo. Pasižiūrėkit, kaip viskas atrodo, galbūt veda Instagramą, Facebooką. Tai tiesiog pasižiūrėkit visą informaciją, kiek jūs te galit, nes statytojų yra labai daug ir jų yra įvairių ir jų vis daugėja, tad reikės padaryti visai nemažai darbo ir iškoti tiesiog informacijos visur. Atėjus į pačias statybas, atkreipkite dėmesį į pertvaras. Tarp butų, tarp kambarių, jeigu pertvaros yra tiesiog viena gipso plokštė, tai nieko gero. Vadinasi, statytojas nebus painvestavęs, gali būti kažkur ir kitur pataupęs. Tad labai atidžiai pasižiūrėkit ir įsivertinkit. Geriausia eiti į tokius namus, butus su žmonėm, kurie dirba su apdaila ir kurie dirba su statybom. Jums nereikia kviestis kito brokerio, geriau eiti su žmonėm, kurie jau jums apdailą darys ir tą dalyką išmano. Ir taip pačiai yra labai svarbu pasižiūrėti preliminarią sutartį. Preliminarioje sutartyje turi būti viskas įrašyta, apie ką kalbėjot, kas parašyta skelbime, ką sutarėt, parkavimas, rūsys, sandėliukas, butas, namas, kokio bus baigtumo butas, kas į tai įeina, ar įeina tik rekuperacinė sistema, ar įeina ir pats rekuperatorius, ar įeina šildymo siurblys. Visus šitos dalykus turit įsirašyti į preliminarią sutartį. Ir jums turi būti viskas aiškiai paaiškinta ir turi būti suprantama. Tik tada galite rašytis preliminarią sutartį.